O čia tai galia 1500 megavatų. Jūs čia galvojate, aš į pirtį atvariau? Mūsų laukia pažintis su Ignalinos atominė elektrinė. O čia iš tikrųjų buvo filmuojamas serialas Černobylis. Šito koridoriaus ilgis yra 660 metrų. Taip, matai, galima filmuoti. Aha. Leidimą turite? Turi. Tai čia yra dozimetras, kuris matos, kiek aš gavau Realiu dozės. laiku. Nulis pradžiai. Bandysim neviršyti kiek? 50 mikrozyvertų. Tai čia kas yra reaktorius? Taip. Čia yra brandolinis reaktorius, kuris šiuo metu, kaip žinia, neveikia. O čia tai galybė. 1500 megavatų. Net jeigu ir pilnų pajėgumų praktiškai niekada nedirbdavo, tai nesuvokiami energijos kiekiai. Ir biškį nusileidai. O čia yra baseinų sistema. 20 metrų gylio. Kur būdavo aušinamos atidirbusios atominio kuro kasetės. Pypsi mano šitas. Kaupėsi radiacija po truputį. Robotinio valdymo užuomazgos. Panašiai. Jo, teisingai. Aš štai taip. Можно sviėtų. Čia kontrolės punktas. Visas valdymas, ar ne? Ir čia yra... Ignaliną į šviesą jungiam, Vilnių išjungiam. Nejungti. Su šito mygtuku galima būdavo išjungti reaktorių. Čikšt į viskas. Sakykite, kaip viskas tvarkingai sujungti. Čia įžengėme į turbinų salę. Tai va tiek į vieną, tiek į kitą pusę yra 300 metrų ilgio. Va tokia milžiniška salė, kur kažkada buvo turbinos generavusios elektros energiją. Ir dabar viskas yra ardoma, dekonstruojama. Didžiulis darbas dar laukia Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų. Linkėkime jiems sėkmės. Nu ką, laikas pasitikrinti? Insert hands. 3, 2, 1. Thank you very much. No contamination. No contamination, ačiū Dievui. O būna, kad contamination, please call the ambulance. Police. Police. 3, 2, 1. Clean. Clean. Švarus. Thank you. Ačiū. Please exit.